Jau nuo 1840 metų savo gyvenimą žmonės bando užfiksuoti fotoobjektyvu, nuotraukose, taip pat gaivindami prisiminimus ir patirtas akimirkas. Tačiau su laiku žmonės pastebėjo, kad kartais fotoaparatai užfiksuoja ne tik jas, bet ir tai, ko mes nematome. Todėl šiandien aptarsime 5 pačias šiurpiausias ir keisčiausias istorijoje padarytas ir neredaguotas nuotraukas. Karališkųjų oro pajėgų eskadronas nusprendė pasidaryti savo būrio nuotrauką, bet po to, kai ji buvo išryškinta, būrys pastebėjo, kad tai nebuvo tik paprasta nuotrauka. Už padalinio vyrų aiškiai matėsi kito žmogaus atvaizdas. Už visų savo draugų stovėjo prieš 2 dienas miręs Fredis Jacksonas. Jis buvo oro pajėgų mechanikas tarnavęs šiame padalinyje. Darbo metu jis žuvo, kai staiga įsijungė jo taisomas lėktuvo propeleris, tačiau panašu, jog tai jam nesutrukdė su savo bendražygiais įsiamžinti nuotraukoje. Eskadrono vyrai atpažino ir patvirtino, kad žmogus stovintis nuotraukoje tai jų bičiulis Fredis. 1996-aisiais Ike Clantonas pamanė, kad atrodytų labai šauniai, jei su kaubojiškais drabužiais ir ginklu jį draugas nufotografuoti Boothillo kapinėse, Arizonoje. Peržiūrėjęs nuotrauką, Clantonas pastebėjo fone stovintį vyrą, nors darant nuotrauką su draugu, jie buvo tik dviese. Vyrus tai labai suintrigavo, todėl jie grįžo į tą pačią vietą ir pabandė atsistoti į nuotraukoje matyto vyro vietą, tačiau netruko suprasti, jog toje vietoje šioje pozicijoje būti neįmanoma, nebent žmogus neturėtų apatinės kūno dalies. Lapkričio 19 dieną 1995-aisiais užsiliepsnojo Bemptono holas Anglijoje. Nepaisant gaisrininkų pastangų, pastatas liepsnojo visą naktį, kol iš jo liko tik griaučiai. Kol holas skendo liepsnose, vietinis gyventojas Tonis Orahilis nusprendė šį įvykį įamžinti savo fotoaparatu. Keliose jo darytose nuotraukose degančiame pastate matomas aiškus mergaitės atvaizdas. Daug žmonių tikėjo, jog ta jauna mergaitė buvo Jane Charm, kuri 1677-aisiais netyčia sukurdama ugnį žuvo liepsnose ir dėl to sudegė dar keli šalimai stovintis pastatai. Bet specialistai mano, jog nuotraukoje tai tik dūmų sukurta iliuzija. Moteris fotografijoje po vyro mirties gyveno viena iki 94 metų, tačiau jos protas pradėjo silpti, todėl ji buvo perkelta į slaugos namus dėl jos pačios sveikatos. Pirmos savaitės pabaigoje buvo surengta iškyla slaugyklos gyventojams ir jų artimiesiems. Pas senolę atėjo dukra ir anūkė, kuri padarė 2 močiutės nuotraukas tą dieną prisiminimui. O šioji yra viena jų. Ji buvo padaryta 1997 rugpjūčio 17-ąją. Nuotrauka buvo įsiekta į albumą ir močiutei mirus po kelių metų per kalėdas, vartant šeimos albumą, šeimina labai išsigando, kai antrajame plane pamatė žmogų atrodantį visai kaip moters velionis vyras. Anksčiau minėtos anūkės senelis. Pasak jų, tai buvo pačios keisčiausios jų kada nors turėtos kalėdos. Na, o ši moteris lankėsi karinių oro laivynų centre Somersete 1987-aisiais. Pozuodama nuotraukai, moteriškė sakė, jog jai šalta, nors ir buvo labai karšta diena. Taip pat ji vėliau sakė buvusi viena šiame orlaivyje. Tik kas tas vyras sėdinti šalia?